Labas vakaras, futbolo mėgėjai, sveikiname su jumis iš Širvintų. Būtent čia prasideda antrasis F-Pro Lietuvos futbolo federacijos taurės etapas. Galbūt tai yra šansas jiems sužibėti ir mėlynis marškinėlis vilkintis žaidėjai. Čia pirmasis pavojingesnis smūgis ir pirmasis įvartis krenta. Sato Misaki panašu jį sveikina komandos draugai. Žaidėjas, kuris mušė vakar, muša ir šiandien labai panašių metų. Gyvenimo mėgėjas turi galimybę sužaisti prieš tokio lygio komandą, kuri muša antrąjį įvartį šiandien ir tikrai gražų įvartį, aukštas, geras perdavimas. Ir puikiai čia skaitoma situacija uždaro. Dar vienas smūgis ir 3-0. 3-0 užtikrintai čia atskrieja prie vartų Transinvesto žaidėjas, pelno įvartį ir vėl taip Aleksandras Lėpšinas nusprendžia tęsti ataką. Dar vienas aukštas perdavimas į baudos aikštelę, čia jau gaudo kamuolį pastaraisiais metais pakankamai negailestingi, prisiminkim tą patį Vilniaus Žalgirį, čia šansas euforijai. Dėja, praėjusiais metais Kauno Žalgirį gavo gan ankstyvoje stadijoje, sakykime taip, čia ketvirtasis įvartis į euforijos vartus. Notaras Kapakicė muša įvartį. Gerai išvestas žaidėjas, legionierius iš Sakartvelo. Čia teisę dalyvauti turi visi. Dar viena puikia ataka ir čia aukščiausia klasė. Ir perdavimas ir išpildymas. Misaki Sato muša antrąjį savo įvartį šiandien. Transinvestai įsidrąsino. Labai gražus ir geri perdavimai, jų daug. Dar vienas smūgis, dar vienas įvartis. Gražu, iš tikrųjų gražu pažiūrėti, kaip kombinuoja Transinvest. Ignas Kaškelevičius muša dar kartelį. Smūgis iš tolėliau ir nuošalė yra ar ne? Jeigu nuošalės nėra, tai yra 7-asis įvartis ir Notaras Kapakicė muša dar kartelį, prisijungia prie atmuša baudinį Liudvikas Alminas ir ant žaliosios vejos gulėjo Lukas Guvis, o čia dar vienas įvartis krentant į euforijos vartus. Ir dar vienas Transinvest žaidėjas krentantis ant dirbtinės dangos. Notaras Kapakicė. Jis pelno įvartį. Transinvest ir dabar matome, kaip greitai kamuolys kitoje aikštės pusėje. Jau baudos aikštelėje smūgis. Atsigina nuo pirmas smūgio Liudvikas Alminas, tačiau antrasis lekia į vartus. Čia lengvas grobis, ne, vis tik tai Kirilas Lėpšinas pasirodė žaidime po keitimo, kamuolio kontrolę lygos atstovai, o čia šansas euforijai galbūt reiktų pabandyti prasmūgiuoti ir tas smūgis baigėsi įvarčiu, euforija muša ir tai yra įvartis, kuris atneša daugiausiai džiaugsmo šiandien. Tai yra įvartis, kuris yra labiausiai švenčiamas ir kuomet komandos draugai labiausiai kamuolį galima siūsti stiprų į tolimą vartų kampą, ten jis ir pats gali skrieti vartus ir komandos draugai gali pakeisti jo skriejimo kryptį. Čia štai toks smūgis. Puikus įvartis. Tikrai puikus įvartis Aleksandras Lėpšinas. Puikiai skirstamas kamuolys, šansas Transinvestams ir tą šansą jie išnaudoja, 11-asis jų įvartis, nuošalės nėra. Džiaugsmo taip pat, ne per daugiausiai, ten net neskuba Transinvest ir teisėjas nusprendė, kad tai yra viskas. Tai yra viskas, ką išvydome šiandien, o šiandien išvydome klasikinės taurės rungtynes